Šaukštas proto. Iš asmeninio dienoraščio 2000 kažkelintų metų lapkričio 1. Man nepatinka grįžti. Yra kaip yra. Gal tai mano hiperaktyvus dopamino receptorių tinklas, gal metaforinis kelionių drakonas, gal dar kažkas, bet aš visada norėčiau keliauti toliau, o ne atgal. Po kiekvienos kelionės, kokia trumpai bebūtų, galvoju lygiai apie tą patį. Kažkada, pamenu, kalbėjomės apie pabaigas. Aš turiu problematišką ryšį su pabaigomis. Man nepatinka nebaigtumai, bet man nepatinka ir pabaigos. Panašu, kad yra labai mažas diapazonas pabaigų, kurios man atneša komforto jausmą. Nors jas tikrai atpažįstu ir žinau. Bet grįžimas namo nėra tas malonus paskutinis sakinys ir padėtas taškas. Kelionių drakono uodega ilga. Ji vyniojasi ir raitosi ir negrįžta namo dar kelias dienas. Man nepatinka išsikraustyti daiktus, man nepatinka grįžti atgal į rutiną, nors kurti struktūras ir optimizuoti taip, kaip būtų patogiausia ir paprasčiausia, man labai patinka. Mano komfortas yra nuotykiai, netikėtumai ir neplanuoti pokyčiai. Taip, nėra labai patogu, bet yra kaip yra. Matyt, todėl pabaiga visada yra diskomforto ženklas. Nevalingai ieškau ko nors, kas dar nėra baigta, lyg šiltesnio šaliko staiga atvėsus orui. Lenkiu pirštus nuo iki atostogų nebaigtiems darbams. Tyliai juokiuosi, kaip žodis continuity čia atitinka mano komforto supratimą. Kaip čia kyšo mano geriausiai įvaldytų įgūdžių ausis, pūkuotos, bet smailios. Kaip čia viskas matosi man patinkančiose dalykuose. Augaluose, kurie nuolat kinta, muzikoje, kuri visada liejasi, ar netgi mezgime, kuris visada juda ir keičiasi. Kaip aš visada eisiu į naują kavinę ar ragausiu naujo sūrio. Kaip aš vaikštau lyg ir to paties, žiūrėti saulėtekio, bet gal tik tam, kad pamatyčiau, jog kiekvieną rytą jis vis kitoks. Kaip aš žiūriu į tradicijas, kaip kažką labai keisto ir iš kitapus, bet labai įdomaus ir mielo. Tik ne iš mano užančio. Geriausiai gyvenime jaučiausi, kai išplaukiau nežinomose ir nenuspėjamose upėse. Šią savaitę vėl pamačiau žmonės savęs klausiančius, kas aš ir koks mano tikslas. Ir nors semantiškai aš juos suprantu, bet aš ne tik neturiu atsakymų į juos, bet man jie nežadina jokio jausmo, nei nerimo, nei smalsumo. Spėju, kad todėl, jog tai irgi vienas iš baigtumų, kurie mane veržia. Man nereikia jokio apibrėžtumo atnešamo komforto, nes man nepažįstamas jo skonis. Ir aš neturiu jokio pagrindo tikėti, kaip tik taip yra gerai. Nes kiekviena kelionė, kiekvienas pokytis man sako, kad man gerai kitaip. Aš sakyčiau, kad aš srautas, aš upė ir nuotėkis, aš melodija ir mezgamas siūlas. Aš augantis ir nykstantis augalas, aš šokio judesys, aš vėjas ir aš neturiu pabaigos ir aš nuskrisiu žiedlapių debesiu, nepalikdama jokio pėdsako, kai tam atplauks laikas. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai į konsultaciją rasit po kiekvienu įrašu. Įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.